Dėl tokio perteklinio reguliavimo ir neproporcingumo principo, būtent dėl sprendimų, kuriuos priėmė buvusi vyriausybė, jūsų manymų, kokius nuostolius patyrė verslas ir kiek biudžeto pajamų negavo valstybė? Dėl valstybės pajamų sudėtinga pasakyti, kalbėjome su kai kuriomis savivaldybėmis, be kita ko kalbėjomės ir su Palangos, ir su Kuršių Nerijos. Ten irgi yra problema, nes Druskininkuose, irgi su kolega Lina šnekėjau, aš buvau prieš Velykas, kaip tik Druskininkuose lankiausi, tai irgi tokie įdomus dalykai, kad yra gyvenamosios paskirties pastatas, pagal higienos normos tu gali teikti maitinimo paslaugas, bet paskirtis yra ne ta ir tu negali. Tai po kol kas tikrai maisto veterinarijos tarnyba žiūrėjo, žmogiškai paprastai, bet problemų yra. Tai jeigu mes jo nepakeisim, manau, kad bus dideli nuostoliai mums ir pačiam tam smulkiam verslui. Tai tiesiog reikia ištaisyti, ką padarėm. Čia, manau, kad žmogiška klaida yra.